Labą dieną. Esam Panevėžio centre, kur bus žvejyba. Žiūrėkite. Žvejyba bus su avižadrebiu ir su ištemu persisiųstais tokiais guminukais. Turiu masalų dėžutę. Taigi, va čia tuos labiausiai naudosiu. Nežinau, čia nevėžia. Bandysiu šapalą. Ir nuo čia išvis kažkas pagaun kažką. Va. Aišku, bandysiu visokias kirmelės, viską, bet labiausiai norėčiau šapalą ant tokių pagaun. Nu va, kažką priėjama. Mašinos važinėja. Čia buvau matęs žuvyčių. Nežinau, kojelės, gal šapaliukai. Mažas, bet visiškai nesidomėjau. O. Pabandysiu užmesti. O. Labai norėčiau bent jau vieną pagauti. Nu, seningauju jau pusvalandį. Nieko. Žuvės matau, bet jos nekimba. Bandau visokiausius pravedimus. Visokiausius masalus. Dabar užsidėjau tokį ryškaliuką. Ant jokių neveikia. Pasikeičiau 4 masaliukus. Dabar uždėjau matylių dirbtinų. Nieko. Ir žuvų nebematau. Einu į kitą pusę pažiūrėti, ar ten galim. Žinau, kad ten senvagė yra. Ar galim tenais pamėtyti ar ne? Nu ką, mėtau senvagėje. Grįžau į upę. Aš nieko nepagavau. Pabuvau iki pusvalandį. Čia bent jau žuvį mačiau, tenais nieko. Nežinau, kad nėra. Pirmą kartą gyvenime esu Panevėžy. Nu, turėjau 2 kibimus. Abudu greitus. Pamačiau žuvį, buvo kojytė. Reikia labai virpinti, kiek gali greičiau, kad turėti kibimą. Va taip va. Kur nėra, nematau. Čia viduriu biškį į priekį ir bišką tau Nieks. Net nebematau. Yra ir didelių, ir mažų. Bet nei viena nekimba. O, vat, jeigu matos, čia buvo praplaukę. Bandysiu užmesti.
nebesimato. Žvejyba pasibaigė. Be žuvies, bet su kibimais. Iki kitų kartų.